Ir jeigu norėtų iš šilumos tiekimo įmonių irgi pasisakyti ar tiesiog savo lūkesčius išsakyti, irgi mielai kviečiame kelti ranką Teams aplikacijoje ir pabendrausime. Ačiū viceministrei. Tai kaip ir paminėjo viceministrė, artėja laikas, kuomet ne tik laisvanoriškai reikės pasirašyti energijos sutaupymo susitarimus, bet pagal pasikeitusią ir šiuo metu perkeliamą į Lietuvos teisės aktus energetinio efektyvumo direktyvą, tai taps prievolė. Tai mūsų misija kaip agentūros mes matome čia kaip pagalbą visų pirma, ir kompetencijos centrą, kuris gali atsakyti į klausimus, padėti pasirengti šiam procesui, o vėliau be abejo ir turėti ir sukurti ir pademonstruoti ir nuolat tobulinti įrankius, kurie padarytų tiesiog energinio taupymo susitarimų įgyvendinimo procesą lengvesniu. Mes turim ir gerųjų pavyzdžių, nes šiuo metu ir Vilniaus šilumos tinklai jau yra viena iš tų įmonių, kurie ir laisvanoriškai buvo pasirašę energijos taupymo susitarimus. Dabar be abejo bus kviečiami visi. Tai šiandien mes labai trumpai pristatysime pačius susitarimus, reikalavimus, koks yra jų įgyvendinimo procesas, bet daugiausiai dėmesio norėsim skirti mūsų parengtom ir tobulinamom skaičiuoklėm, kad ir atsiskaitimas už susitarimų įgyvendinimą būtų paprastesnis. Ir šiandien tikrai kviečiame klausti drąsiai, net jei ir negalėtume iš karto atsakyti, mes tikrai tuos klausimus visus surinksime ir tikrai atsakymus pateiksime. Lygiai taip pat, jeigu ir po seminaro bus klausimų ar noro, kad suorganizuotume dar kartą, tai mes tikrai kartosime lygiai tiek, kiek koks bus poreikis, nes mūsų tikslas vis tik tai padėti pasirengti procesui ir vėliau sklandžiai jį įgyvendinti. Tai dabar pakviesiu trumpai savo kolegę Agnę pristatyti ir patį projektą, nes mes esame ne vieni čia, kartu su kitais kolegomis iš kitų ES valstybių rengiame, bet labiau, kaip ir paminėjau, skirti dėmesio esminiai informacijai ir galimybė jums užduoti klausimus. Tai prašom, Agne, trumpai apie projektą ir vėliau jau paprašys Rasos ir kolegų apie pačius susitarimus, kokie jų rezultatai ir kokie reikalavimai. Tai sveiki, aš esu Agnė Stonienė, energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro analitikė. Iš tikrųjų, tai agentūra dalyvauja daugybėje projektų, daugelėje, gal taip reikėtų sakyti, ir vienas iš tikrųjų iš projektų yra NSMOV Plus, jis yra testinis, apie jį labai daug nepasakosiu, tik paminėsiu tai, kad šio projekto tikslas yra padėti valdžios institucijoms ir suinteresuotoms šalims įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimus. Projektas yra 3 metų, prasidėjo 22 metais, gruodžio mėnesį. Tai kaip jau ir minėjo direktorė, iš tikrųjų mes glaudžiai bendradarbiaujame tarp šalių ir daliname savo patirtimi. Ir čia yra išvardinta 12 valstybių narių partnerių, kurios dalyvauja šitame projekte. Ir stengiamės, kad ta visa efektyvumo didinimo sritis tiesiog tobulėtų ir vieni kitiems pagelbėjom, kaip galėtumėm teisingiau, geriau pasiekti tų sutaupymų. Tai tiek trumpai apie projektą ir turbūt perduodu žodį Rasai. Tai atsiprašau. Viskas gerai. Šitą. Viskas gerai. Atsiprašau. Kontrolus stengiamės, kad visi būtų prisijungę. Taigi, kalbant apie energijos taupymo susitarimų procesą,
Tai paminėsiu, kad spalio pradžioje dabar įvyks. Taigi, spalio pradžioje Lietuvos Respublikos vyriausybė pritarė atnaujintam nacionaliniam energetikos ir klimato srities veiksmų planui ir jame nustatyti tikslai ir priemonės, kurių Lietuva sieks 21-30 metų laikotarpiu. Pateikiamoje schemoje matyti energijos vartojimo efektyvumo tikslai ir Lietuvos tikslas nuo 21 iki 30 metų pasiekti 39,35 teravatvalandžių sutaupymą, galutinės energijos sutaupymą ir pažymėta geltona spalva matyti, kad energijos taupymo susitarimų priemonė prie šių tikslų prisidės 9%. Tokie dabar yra tokios prognozės, tokie planai. Įtvirtinti nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane. Taip, dabar trumpai apžvelgsiu teisės aktus reglamentuojančius energijos taupymo susitarimų sritį. Tai yra energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas, nustato prievolę sudaryti energijos taupymo susitarimus. Toliau energijos taupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašas. Juo mes Lietuvos energetikos agentūra įgaliota vykdyti įgaliotosios įstaigos ir tos mūsų funkcijos detaliau išvardintos skaidrės apačioje. Tai yra, mes vertiname ataskaitas, kaip sekėsi įgyvendinti susitarimuose planuojamas priemonės, atliekame ne mažiau kaip 20% taupymo priemonių įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų bei atliktų skaičiavimų patikrą. Tai taip pat informuojame apie įgyvendinant susitarimų priemonę pasiektus rezultatus bei teikiame rekomendacijas, gairias, kaip pagalba, kaip ruošti ataskaitas, atlikti skaičiavimus. Taip, toliau. Trumpai, įsigaliojus naujai energijos vartojimo efektyvumo direktyvai, keičiasi įpareigojimai ir šalims narėms, todėl perkeliant direktyvos nuostatas yra paskelbtas ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriame keičiasi įpareigojimai dėl energijos taupymo susitarimų sudarymo. Taigi, kairėje pusėje matote esamą reguliavimą. Taigi, iki šiol energijos taupymo susitarimus privalo sudaryti elektros ir dujų tinklų operatoriai, bei savanoriškai gali sudaryti kitos energetikos įmonės. Pagal efektyvumo įstatymo pakeitimo projektą planuojama, kad neplanuojama, bet jame numatyta, kad energijos taupymo susitarimus privalės sudaryti kaip anksčiau elektros ir dujų tinklų operatoriai bei valstybės ir savivaldybių valdomos įmonės, bei savanoriškai, kaip ir anksčiau gali sudaryti energetikos įmonės, bei ne mažiau kaip 1 gigavatvalandę energijos per metus suvartojantis ūkio subjektai. Trumpai apie tai, koks yra tikslas sudaryti energijos taupymo susitarimus, tai yra taupyti galutinę energiją, didinant energijos vartojimo efektyvumą, bei tuo pačiu mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Skaidrėje matyti skaičiai, kiek šiuo metu yra sudaryta energijos taupymo susitarimų su energetikos ministerija. Tai šiuo metu susitarimų sudarė 32 įmonės, atkreipiu dėmesį, kad iš jų 27 savanoriškai, 21-aisiais sudarė 3 įmonės, 23-aisiais 25, 24-aisiais 4. Svarbu turbūt paminėti ir tai, kokia susitarimų įgyvendinimo nauda ir pačiai įmonei, kuo tai gali būti naudinga. Tai pradėsiu nuo to, kad įmoniai ir galutiniams vartotojams naudinga tuo, kad yra taupoma energija, tuo pačiu taupomos ir lėšos už energiją. Atnaujinama įranga, sistemos, pagerėja komfortas pastatuose.
bei prisidedame prie labai svarbių Lietuvai energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų. Taigi susitarimus kviečiam prie susitarimų sudaryti energijos taupymo sutarimus kviečiame ir šilumos tiekimo įmones. Trumpai pristatysiu rezultatus, nes mes vykdome ir stebėseną priemonės įgyvendinimo. Taigi, skaidrėje matyti pernai metų rezultatai įgyvendinant energijos taupymo susitarimus. Pirmame grafike pateikiama informacija apie susitarimuose planuotus taupimus, tai žalsva spalva yra planuoti sutaupymai ir tamsiai mėlyna įgyvendinti rezultatai. Tai matyti, kad pernai metais beveik 100 gigavatvalandžių viršyti planuoti tikslai, tai lėmė, kad susitarimus sudarė daugiau įmonių ir 10 įmonių 2 kartus daugiau viršijo savo planus. Tai dešinėje pusėje pateikti kaupiamieji sutaupymai, kiek planuojame sutaupyti pagal dabar sudarytus energijos taupymo susitarimus. Taigi pernai metų rodiklį 152 gigavatvalandės viršijome 2 kartus ir pasiekėm apie 300 gigavatvalandžių sutaupymą. Taip. Skritulinėje diagramoje pateikiama, kiek energijos taupymo susitarimai prisideda prie bendrų tikslų ir šiuo metu jau pasiekta 8% mūsų planuojama įgyvendinti tikslo. Taip trumpai. Dabar pateikiame šiek tiek informacijos, kuri, manyčiau, būtų naudinga dar iki energijos sutaupymo susitarimų pasirašymo. Tai yra iki pasirašant tokį energijos sutaupymo susitarimą, pirmą rekomenduojame tai atlikti visų įmonės įrenginių, pastatų, tokią kaip peržiūrą, inspekcinę apžiūrą, nustatyti, kur energijos suvartojama daugiausiai, nustatyti galimas įdiegti energijos taupymo priemonės, apskaičiuoti galimus sutaupymų dydžius bei numatyti išteklius, lėšas priemonių įgyvendinimui. Vertinant jau įgyvendinamas priemonės, matom, kokia yra geroji praktika jau įgyvendinant susitarimus. Tai kaip sėkmės pavyzdį pastebėjome dalyką, kurį rekomenduojame, tai pasirašius energijos sutaupymo susitarimą įmonėje pasirengti ir patvirtinti energijos taupymo priemonių įgyvendinimo planą. Tokiame plane galėtų būti nurodyti veiksmai, kaip įgyvendinti priemonės, taip pat terminai, iki kada jos planuojame įdiegti, nurodytas taupymo priemonių potencialas bei paskirti atsakingi darbuotojai, atsakingi būtent už konkretus asmenys, atsakingi už priemonių įgyvendinimą. Tai pastebėjome kaip gerą pavyzdį. Galima klausti, ar būtina atlikti auditą, sudarant susitarimą ir kaip žiūri agentūra į tuos rezultatus, kurie bus įrašyti į susitarimą ir vėliau, ar reikalinga kažkaip įmonė audituotis ar tikrintis, truputėlį šitą aspektą. Prieš pasirašant energijos taupymo sutarimą, tai nėra privaloma atlikti energijos vartojimo audito, išskyrus tais atvejais, kai įmonės kitais teisės aktais įpareigotos juos atlikti, bet mes siūlome tiesiog peržiūrėti atidžiai savo pastatus, savo naudojamą įrangą. Galbūt įmonėje yra energetikas, kuris gali peržiūrėti, kur daugiausiai energijos, atlikti tokią kaip analizę, pavadinčiau tai tarsi tokiu apžvalginiu auditu. Bet išsamiau neprivaloma. Bet agentūra tikrai rekomenduoja tą daryti. Arba tiesiog oficialų auditą turėti, arba bent jau specialistą, kuris irgi inventorizuotų. Galima patikslinantį klausimą dar šitą vietoj.
Čia kalbam apie energijos taupimus, žiūrint iš šilumos tiekėjų pusės, pačių tiekėjų valdomuose objektuose, ne pas galutinį vartotoją. Kalbama apie galutinės energijos sutaupymą. Tai gal ir energetikos ministerijos kolegos padės atsakyti, patikslins, bet aš suprantu, kad įmonėje suvartojama galutinės energijos. Tai reiškia, jeigu įmonė nuosavybės teisę valdo kažkokius savo objektus, Taip. arba administruoja, pavyzdžiui, galutinio vartotojo šilumos punktą kažkokį, tai šituose objektuose, ar ne, energijos taupymas turėtų būti. Taip, įmonės galutinės. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, turit pastatus ar ne, ar gamybinės patalpas ir susitvarkėt šildymą, ar ne, susitvarkėt apšvietimą, tai jau galutinis energijos vartotojas esate jūs. Jūs energiją naudojate savo reikmėm. Tai va šita dalis irgi gali būti, arba jūs turite automobilius dizelinius, benzininius, ar nepasikeitėte elektromobilius, tai jūs jau esate galutinis tos energijos vartotojas, ne klientas, kuris yra šiam name. Tai vat visada reikia tą protingumo kriterijų įjungti ir pagalvoti, ar ne, kas yra galutinis energijos vartotojas. Jeigu jūs kaip įmonė, ar ne, bet savo kažkur tai patalpose, transporte, tikiuosi teisingai atsakiau, dar kolegos. Taip, tai dar šiek tiek papildant kolegas, turbūt tas galutinis vartojimas, tie vartotojai gali būti ar ne dvi grupės, bendrai kalbant, ar ne, tą, ką minėjo viceministrė, pačios įmonės, transportas, įrenginiai ir pastatai, ar ne, kur galutinė energija vartojama, na ir tam tikrais atvejais gali būti nueinama, išeinama ir iki namų ūkių, vadinkim taip, ar ne, iki ten, kur mes visi gyvenam. Tai galbūt šilumos punktų atnaujinimas, ar ne, Vilniaus šilumos tinklų pavyzdys ir panašiai, kai tie sutaupymai gali būti užskaitomi. Bet vis tiek didžiausias tas fokusas, ar ne, tai turbūt turėtų būti pirmiausiai į pačių šilumos tiekėjų, ar ne, valdomus pastatus, įrenginius ir transporto priemones. Bet reikia žiūrėti ir pas galutinį vartotoją. Jie gali šitai skaičiuoti. Jeigu, tarkim, šilumos tiekimo įmonės kartu su savivaldybė ar ne, imasi iniciatyvos, kad reikia daugiabučių namų šilumos punktus ar ne renovuoti, tai irgi iš tos sutaupimus jau galėtų įmonės įskaičiuoti savo balansą, ar ne? Taip, ko gero, galėtų įskaičiuoti, jeigu tikrai nebūtų naudojama valstybės parama. Jeigu naudojama valstybės parama, tada tiesiog reiktų žiūrėti, kad nesidubliuotų, nes 1-2 kartus negalima skaičiuoti, tada reikėtų žiūrėti, kad nesidubliuotų su atskira mažosios renovacijos priemonė. Kitaip sakant, europiniai teisės aktai reikalauja sutaupymą užskaičiuoti vieną kartą. Bet čia tiesiog, tai yra tų irgi pavyzdžių, Vilniaus šilumos tinklai yra sutaupęs ir pas galutinius vartotojus padėjęs dalyvavęs atnaujinant šilumos punktą. Jeigu jie su savo parama dalyvauja, bet nėra iš klimato kaitos fondo, iš modernizavimo fondo, paramos šilumos punktų renovacijai, tai tada galima užskaityti. Tada dar klausimas, jeigu dėl automobilio, ne jeigu jie keičia dizelinius į elektromobilius ir gauna paramą, tai tokios priemonės tada irgi negali būti čia įtraukiamos. Tai mes vertindami energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės atkreipsim dėmesį ir vertinsim, kad priemonės nebūtų, kaip ir minėjo kolega Kęstutis, nebūtų dubliuojamas efektas. Tai reiškia, kad nebūtų įvertinama 2 kartus. Tai yra transporto priemonė, kur yra keičiami automobiliai į efektyvesnius. Taip, ir ten yra parama, tai jeigu ten jau yra įvertinta, tai tokiu atveju šitoje priemonėje jau mes negalėtumėm įvertinti sutaupymo, skaičiuoti ir energijos taupymo susitartis. Negalės, nes yra priemonės, kur įmonės gali savo administracinius pastatus atnaujinti ir eina iš struktūrinių fondų. Tai reiškia, tokių negalima, jis turi atsirinkti, ne? Tai, kas nėra finansuojama iš. Taip. Ir dabar Rasa trumpai pristatys pavyzdžius, jeigu po to, kai jūs irgi rengsite susitarimus, tikrai kils tokių klausimų, tai tikrai drąsiai mums rašykite ir mes pasakysime, ar galima ar negalima, nes tikrai ir yra tikslas jau pirmame žingsnyje pagelbėti, pasakant, kokios tos priemonės galėtų būti, nes yra ir daugiau išlygų, ką įskaičiuom ir ką ne, tai Rasa gal pačias tokias dažniausias ir pristatyk. Galima dar vieną klausimą, kuris ir man pačiai yra neaiškus. Šilumos tiekimo įmonė diegia žemą temperatūrinius tinklus. Tai aišku, reikia mažiau energijos tam, ar ne?
Ar gali tokią priemonę traukti susitarimą ar ne? Pagal dabartinės Europos komisijos rekomendacijas, tai nuostolių sumažinimas tinkluose nėra laikomas galutinės energijos sutaupimu. Ir šiaip Vien nuostolių, nes čia tiesiog energijos mažiau reikėtų, nes žemesnės temperatūros tinklai yra atiduodami. Žemesnė temperatūra atiduodama iš šilumos punktą. Čia būtų pirminė energija jau, tai kalbama Jau ten. galutinė. taupimą. Tai žodžiu, ne, tokia priemonė netinkama. Ne, šiaip kaip Rasa minėjo, Europos komisijos tose rekomendacijose, apie kurias irgi esam kalbėję ir su šilumos tiekėjais, tai tiesiog, schematiškai pavaizduota, kad galutinės energijos vartojimas ir taupimas, vadinkim, tai prasideda maždaug tą šilumos punkto lygių, jeigu einam iki namų ūkių. Va. Bet dar kitas klausimas, bet kokia investicija, bet koks atnaujinimas, jisai neatsiras reguliuojamai veikla, ar ne? Nes čia turi būti ne iš reguliuojamos veiklos kainos, kitaip sakant, ne? Jeigu keiti automobilį, Ne. nes kaip parašyta dabar čia, kad Čia elektromobilis, tai turime omeny, kad jūs galite pati įmonė nusipirkti elektromobilius ir tuomet bus tinkama, bet ta pati įmonė ir dabar teikia finansavimą ir susisiekimo ministerija per apvą ir panašiai, kad jūs galite gauti kompensacijas elektromobiliui įsigyti. Tai tie sutaupimai, jie yra skaičiuojami, Lietuvos mastu jie skaičiuojami, bet jie negali būti įtraukti į energinius susitarimus, nes tai nėra pačios įmonės investicijos, jos skaičiuojasi sutaupimai kitur. Tiesiog 2 kartus dubliuotųsi energijos sutaupimai, nes kai yra priemonė formuojama ES paramos ar modernizavimo fondo ar klimato kaitos, tai turi gauti rezultatą. Pavyzdžiui, mažiau CO2 išmetama, ar ne? Sutaupytas energijos kiekis. Ir tada jau pagal tą priemonę skaičiuoju tuos sutaupimus. Jeigu tiek, tai, pavyzdžiui, elektromobilių bus prafinansuota, tai su ta valstybės subsidija galima pasiekti CO2 išmetimų mažinimo tiek ir tiek. Tai jau ten skaičiuojasi. Jeigu dar mes į susitarimą irgi įskaičiuojam tą pačią naudą, tai 2 kartus dubliuojasi. Tai va tokia, o su reguliuojamom kainom čia nėra susiję. Tai lygiai taip pat, kaip jūs perkat automobilius, ar, tarkim, ne iš savo lėšų, iš vartotojų lėšų, jeigu, nežinau, kaip net pasakyti, iš reguliuojamo tarifo, šitaip, ar ne. Bet tą jūs galite daryti. Tik man klausimas yra, kaip vertas vertinti. Šitoje vietoje iš tikrųjų dubliuojasi, nes parama juk nėra 100%, ten duoda 4 000 vienam elektromobiliui, jeigu jo kaina, pavyzdžiui, ten 70 000, tai visa suma padeda siekti energijos taupimo. Tai dabar gaunasi taip, kad šilumos tiekėjai vis tiek turi prisidėti ženkliai, pavyzdžiui, keisdami elektromobilius, vadovai į elektromobilius ir negali užskaityti savo tos priemonės, nes taupimai ten iš tikrųjų yra labai ženklus ir suma, kurioje prisideda iš tikrųjų labai svariai. Ta parama yra labai mažytė. Tai čia turbūt bet kokią priemonę paimam, ar pastatų renovacija, ten irgi nėra 100% dengiama, tai čia principas tas pats. Tai taip, Jau gauna finansavimą. bet pagal tą priemonę, kurią jūs gaunat paramą, finansavimą, ten jau taupimas skaičiuojamas visos priemonės finansinių lėšų apimtise ir neišskiriama ten pagal kiekvieną šaltinį. Tai tokiu atveju mums svarbu, kad ta priemonė būtų suskaičiuota, įvertinta pagal tą paramos priemonę. Ir jau čia tas skirstimas pagal šaltinius ir jūsų prisidėjimą nuosavą, jis nebetenka prasmės. Svarbu, kad tik tai jis nesidubliuotų paskui pagal susitarimą. Susitarime, aišku, gali būti ta priemonė, bet čia jau ir lėja. Rengdama pažangos ataskaitas, turi labai atidžiai žiūrėti, kad nebūtų tų dubliavimų. Ir tų pačių sutaupimų priskaičiuota 2 kartus, kaip čia keletą kartų jau sakė. Bet tai tada reikėtų patikslinti, ar šitoje vietoje mes kalbam apie energijos taupimo skaičiavimus, ar apie realias gyvenimo priemonės. Čia truputėlį skirtingi dalykai. Nes jeigu skaitoma, kad dubliuojasi, tai šilumos tiekėjai šiuo atveju turės gerokai mažiau pasirinkimo ir gerokai mažiau galimybių tas priemonės įgyvendinti realiai. Gal tada mes kaip čia pasižymime irgi šitą klausimą, nes kaip ir Vytautas paminėjo, Lietuvos mastu be abejo viskas gerai ir gal neskauda širdies šilumos tiekėjam, kaip mes ir kur paskaičiuosim. Bet aš suprantu
kad tikrai yra labai svarbu, nes jūs esate investuodami daugybę savo lėšų suinteresuoti, kad tai galėtų būti priskaičiuojama prie jūsų įsipareigojimų, pasirašant susitarimus. Tai mes pasižymime dėl tos informacijos, nes čia ir apskaitos klausimai ir irgi dar grįžti su atsakymu, kaip geriausia daryti. Taip, tai pritariu direktoriai. Mes pasidomėsim iš savo pusės tuo klausimu. Taip, tada toliau, tęsiant pristatymą, paruošėm keletą energijos taupymo priemonių pavyzdžių ir atkreipiu dėmesį, kad tai yra pavyzdžiai, nereikėtų jais apsiriboti, bet atkreipti dėmesį, kad turi būti taupoma galutinė energija. Tai keletas pavyzdžių. Apšvietimo sistemos modernizavimas, keičiant neefektyvius šviestuvus į efektyvesnius, pastatų inžinerinių sistemų modernizavimas, senų keitimas naujomis, inžinerinių sistemų automatizavimas, jų darbo režimo optimizavimas, automobilių parko atnaujinimas, keičiant senas neefektyvias priemonės į efektyvesnės arba elektromobilius, šildymo sistemos reguliavimas, žeminant temperatūrą patalpose, ekonomiško, ekologiško vairavimo kursai įmonės darbuotojams. Ir dešinėje pateikiama svarbią informaciją, į kurią norime atkreipti jūsų dėmesį. Tai yra vadovaujantis energijos taupymo sutarimų sudarimo tvarkos aprašu, nėra deklaruojami energijos sutaupymai, kai galutinių vartotojų objektuose diegiami atsinaujinančių energijos išteklių šaltiniai, pavyzdžiui, saulės elektrinės. Nes tokiu atveju nėra taupoma galutinė energija, keičiasi tik energijos šaltinis. Tai tokie sutaupymai negalėtų būti deklaruoti. Toliau kitas momentas, į kurį noriu atkreipti dėmesį, tai kairėje pusėje įvardėjau kaip automobilių parko atnaujinimą, kaip priemonės pavyzdį, tačiau atkreipiame dėmesį iš matomos patirties, tikrinant ataskaitas. Tai jei įmonė įsigyja elektromobilius, tačiau neatsisako senų, tai reiškia tik didina savo veiklos apimtis, neatsisakydami jau esamų neefektyvių automobilių, tokiu atveju tokie sutaupymai nepripažįstami tinkamais. Galima čia dar apie transportą pakalbėti. Ar, tarkim, įmonė vis tiek daug važinėja, nes reikia tinklus aptarnauti ir jeigu jie susioptimizuoja maršrutus, tarkim, ar ne, automobilių grafiką, maršrutus, kaip važiuoja ir dėl to jiems sutrumpėja kilometrų skaičius ir dėl to jie mažiau degalų turi suvartoti, ar tai jau galėtų būti irgi taupymo priemonė? Manyčiau, kad taip, tai galėtų būti, taip, trumpo laiko taupymo priemonė. Ilgalaikės priemonės yra tokios, kai yra modernizuojama kažkas pakeičiama. Bet čia būtų ilgalaikis, nes tu vienais metais pakeitė maršrutus, ar ne, ir tu jau vėliau visą laiką jau tu taupai. Tai reikėtų peržiūrėti. Policinė priemonė. Tai ką aš noriu pasakyti, kad į tą energijos sutaupymą reikia žiūrėti kūrybiškai, ar ne, kad tai nėra vien tik taip, ar ne, tai yra įrangos pakeitimas, bet tai gali būti ir procesų patobulinimas, nes man teko matyti Vilniaus oro uosto irgi vieną iš pavyzdžių, kaip jie suoptimizavo savo transporto judėjimą oro uoste, kadangi ten yra ir krovininiai automobiliai, ir keleivius išvežiojantis automobiliai, jie tiesiog turėjo kažkokią programą, kur suoptimizavo ir suskaičiavo irgi CO2 išmetimų sutaupimus, tuo pačiu ir energijos vartojimų sutaupimus. Taip pat aš noriu pasakyti, kad galbūt galima ir į procesus pasižiūrėti įmonė, irgi tą taupimą turėti. Klausimas tada dar iš kitos pusės dėl tų elektromobilių. Jeigu įmonės apimtis, pavyzdžiui, plečiasi kažkokį papildomą kvartalą prijungia prižiūrėti ir dėl to reikalinga daugiau automobilių. Ir jie, tarkim, perka ne dizelinio kuro, o tą elektromobilį, bet palieka ir seną. Kaip tokiu atveju. Pagrindimo reiktų tada kartu pateikti ir tada užsiskaityti. Abejo, užsiskaityti. Taip, pritariu direktoriai, kad reikėtų pateikti pagrindimą,
kaip tokia priemonė tampa energijos vartojimo efektyvumo priemonė, kad tai būtent yra energinio vartojimo efektyvumo didinimo tikslais, tai tas elektromobilis buvo įsigytas. Jeigu būtų pagrindimas, aš manau, kad tai būtų tinkama. Siūlyčiau agentūrai irgi pasižymėti tai, ką šiandien aptarėm, nes vėliau reikės skaičiuoti, kad neužsimirštų irgi tam tikras. Dar tada klausimas, o jeigu, pavyzdžiui, ar skaičiuojama darbuotojų vykimas iš namų į darbovietę? Jie važiuos nuo savo automobilio ir jeigu įmonė pakeičia ir nuperka visuomeninio transporto bilietą ir jie tokiu būdu to kuro nenaudoja, ar tokie priemonės įsiskaitytų? Aš manau, kad įsiskaitytų, reikėtų apskaičiuoti sutaupimus, kiek to kuro nesunaudota, dėl to, kad vairuotojai važiavo vėliau viešuoju transportu. Manau, kad tai tikrai yra efektyvumo priemonė. Aš irgi galite stiliuką padaryti ar programą, kur įdėti kilometražų skaičių ir iškart suskaičiuoja tuos sutaupimus, kad įmonė nereikėtų pačiai kurti algoritmą. Čia šitos programos rėmuose. Galvokit, gal įmanoma irgi algoritmą sugalvoti. Pristatysim, vėliau kolegė pristatys dabar turimas mūsų skaičiuoklės. Tai taip, mes nuolat galvosime ir ateityje, kaip jas atnaujinti, patobulinti. Tai tikrai ačiū už idėjas ir stengsime išpildyti. Ar iš transporto taupimo priemonių galbūt galėtų išmaniųjų skaitiklių diegimas, kas mažintų kontrolės apimtis pas klientus važinėjimą? Išmanių. Beso daro. Kur? Karšto vandens, pavyzdžiui. Tai jeigu nesu parama. Nes Jeigu yra parama, tada jau nėra, bet jeigu be parama. nėra skaitiklių. Su parama yra priemonės. Butuose, jeigu yra skaitikliai, ar ne? Individualiuose namuose, daugiabučiuose. Nes nereikia važiuoti tikrinti rodmenų. Tai čia irgi yra sutaupimai. Tai geras pasiūlymas. Taip, galima skaičiuoti. Vilniuje mes turim karšto vandens skaitiklius nuotolinio nuskaitimo ar ne, kitose miestuose ne, bet jeigu įsidiegsų, gal tikrai galim atskirą priemonę ir sutaupimus skaičiuoti. Kiek nereikia jums darbuotojams važiuoti ir tikrinti rodmenų. Čia kaip Tarp kitko, jeigu tokia priemonė, skaitiklių diegimui gauna paramą, bet paramoje skaičiuojasi tik tai gamybos procese, tarkim tie sutaupimai. Šiuo atveju, jeigu per transportą, tai toj bendroje apskaitoj, dėl transporto sutaupimų tai nepatektų tie CO2. Kad nesidubliuotų pagal paramos priemonę, pavyzdžiui, ir tada dar transportas galėtų skaičiuotis atskirai pagal susitarimą. Bet irgi galim dar pagalvoti, kaip šitą suformuluoti iš tikrųjų, bet matyti vertas dėmesio darbas arba priemonė. Nes tikriausiai ten, kur išmanūs skaitikliai yra diegiami, yra skaičiuojamos naudos ir sutaupimai vartotojų lygmenį. O čia yra iš įmonės, nes jau kaip ir skirtingos sutaupimai yra. Čia jau tikriausiai nėra paskaičiuota prie išmanių skaitiklių, kad tai mažina, nes skaitikliai jie duoda ką, kad aplamai skaitikliai duoda efektą, kad pradeda žmogus skaičiuoti, kiek naudoti vandens, elektros, dujų, nes pradeda vertinti per savo sąskaitos dydį. Aš irgi suprantu klausimą. Šiandien aš manau, kad mes neatsakysim, kaip vertintume, bet manau, kad mes patys grįšim ir pasiaiškinsim tokį atvejį. Nes taip suprantu, kad tas skaitiklis, jo sutaupimai yra įvertinti pas vartotoją, bet transportas nenuvažiuoti kilometrai nėra įvertinti. Tai manau, kad tokiu atveju, šitą atvejį mes irgi pasižymėsim ir paieškosim atsakymų. Gal būtų galima tada po šito susitikimo tiesiog tokias gaires paruošti, ar ne? Būtent šilumos tiekimo įmonėm, kokios tipinės priemonės gali būti, kurios užsiskaitytų, kurios neužsiskaitytų, nes man atrodo, mes labai gerą diskusiją dabar turim. Nereikėtų kiekviena įmonė jums skambinti. Tai gerai, jeigu agentūra tą padarytų, būtų šaunu, ir tai būtų pagalba šilumos tiekimo įmonėm. Energetikos ministerijos šio energijos taupimo susitarimų sudarimo tvarkos apraše tai nurodyta 5% išmanių skaitiklių diegimas pas vartotojus sudaro sutaupimą. Turbūt, bet šitas aprašas aš jį turiu bus dar ir keičiamas. Taip, pačiu pas vartotoją, o iš įmonės pusės jūs galite skaičiuoti, kur jūs degalus taupytumėte.
Perduosiu žodį kolegijai Aistei Modestavičienei. Tai esu Aistė, energijos vartojimo efektyvumo kompetencijų centro, taip pat analitikė ir norėčiau šiandien trumpai pristatyti energijos sutaupymo susitarimų sudariusių įmonių metinių ataskaitų įgyvendintas priemones, įgyvendinimą rengimą. Tai susitarimų įgyvendinimo procesas. Tai įmonei sudarius susitarimą su energetikos ministerija ir jau pirmaisiais metais įgyvendinus atitinkamas taupymo priemonės, iki sekančių metų kovo 1 dienos įmonė turėtų pateikti mūsų agentūrai metinę ataskaitą. Agentūra surinkusi metinės ataskaitas susistemintų duomenis, apibendrintų, peržiūrėtų priemonės pateiktas metinėse ataskaitose. Ir, kaip prastai ir minėjau, kadangi mes atliekame ne mažiau 20% taupymo priemonių patikrinimą, turim pasitvirtinę tvarką, kaip mes atsirenkame taupymo priemonės tikrinimui, mes tada išsiunčiame įmonėms, kurių priemonės yra atrinktos peržiūrėti detaliau dokumentus, siunčiame raštą dėl dokumentų patikrinimo ir laukiame informacijos iš įmonių. Tai gavę iš įmonių detalesnius priemonės pagrindžiančius dokumentus ir mes juos patikriname, turime patikrinimo formas įvertiname ir tada jau iki Liepos 1 turime rengti tokią apibendrinančią analitinę informaciją apie praėjusiais metais įgyvendintų taupymo priemonių pasiektus energijos sutaupymus. Tai iki Liepos 1 mes ataskaitą apibendrinančią informaciją pateikiame ministerijai, o iki rugpjūčio 1 informuojame jau įmonės apie patikrinimo rezultatus, apie jų pasiektus energijos sutaupimus. Dabar pakalbėkime apie metinę ataskaitą. Tai kaip ir minėjau, įmonės kartą per metus iki kiekvienų metų kovo 1 dienos pateikia agentūrai metinės ataskaitas už praėjusiais metais įgyvendintas taupymo priemonės. Atkreipiu dėmesį, kad taupymo priemonių visos veiklos turi būti užbaigtos, jos turi būti įgyvendintos. Tai metinė ataskaita sudaro 3 priedai. Prašome įmonių užpildyti energijos sutaupymų susitarimų sudarymų tvarkos aprašų prieduose pateiktas metinės ataskaitas. Tai čia aš ir įdėjau nuorodas iš tikrųjų, šios skaidrėse tiesiai, kad yra nuorodos į tas Excel šablonus. Tai tokią maždaug informaciją turėtų pateikti metinės ataskaitos įmonės. Tai priemonės pavadinimas, projektų pavadinimas, mes prašytume, kad būtų tiesiog tas projektų pavadinimas aiškus, tam pakeistas, senas šilumos siurblys pakeistas nauju šilumos siurbliu. Turėtų būti nurodytas galutinio vartotojo ekonomikos sektorius, kuriame įdiegtas tas šilumos siurblys, kaip jau čia paminėjau pavyzdį, taupymo priemonės įgyvendinimo adresas, taupymo priemonės įgyvendinimo data, tai mes datą prašytume nurodyti, nuo kada priemonė pradėjo gyvuoti. Pavyzdžiui, tas šilumos siurblys pradėtas eksploatuoti. Taip pat įdiegtos taupymo priemonės aprašymas. Aprašyme tai norėtume paprašyti detaliau aprašyti veiksmus, kurie atlikti buvo priemonės įgyvendinimo metu, taip pat pateikti energijos sutaupymų skaičiavimų metodiką su skaitinėm reikšmėm tam įrašytom. Taip pat prašome, kad įmonės pateiktų ir jeigu naudoja kažkokias prielaidas skaičiavimuose, tai kad pateiktų ir nuorodas į tas šaltinius, kuriais remiantis ten parenka skaičius. Taip pat nurodyti taupymo priemonės gyvavimo trukmę. Gyvavimo trukmė yra svarbi todėl, kad mes sumuojame tą energijos sutaupymą, jį sumuojame kasmet per visą gyvavimo trukmę. Taip pat energijos rūšį, jeigu taupomos skirtinga energijos rūšis išskirti, energijos sutaupimus reikėtų nurodyti kiekvienai energijos rūšiai. Na ir investicijos į priemonę. Galima šitą vietoj klausti. Energijos taupymo priemonės gyvavimo trukmė. Dabar kuo remiantis turėtų nurodyti tą trukmę?
gal aš dar čia vėliau skaidriai turiu pasiruošus, pasakysiu iš tą klausimą atsakysiu. Tai agentūra, kai siekdama palengvinti metinių ataskaitų pildymą, kaip ir minėjau, parengus yra šablonu Excel formatu ir mes šiemet esame parengę ataskaitų apie sutaupymų priemonės metinių ataskaitų rengimo gaires. Tai einant į kitą skaidrę, galima čia trumpai parodyti, kad parengę metinių ataskaitų rengimo gaires. Čia yra pavaizduotas dešinėje pusėje agentūros tinklalapis internetinis ir čia žingsniai sužymėta, kur einant galima rasti tas gaires, kad energijos vartojimo efektyvumas, energijos sutaupymų susitarimų įgyvendinimas, energijos sutaupymai dėl energijos sutaupymo. Ir čia iš tikrųjų pateiktos 4 numerių pažymėta gairės, bet čia yra visa informacija, kur gali įmonės susipažinti. Čia yra ir skaičiavimo įrankiai sutaupymų, ir įgyvendinimo rezultatai. Kiekvienais metais mes skelbiam ataskaitas apie pasiektus įmonių energijos sutaupymus. Ir aš papildysiu Aistę, kad tose rengimo gairėse ten yra ir konkretus pavyzdžiai, tai yra tai, ką paminėjo Aistė žodžiu, kad kas laikoma pradžia, kas rekomenduotina aprašyti, tai ten jūs rasite. Mes galvodami ir apie jūs ir parengdami ir tas jau prieš tai mūsų aptartas priemonės, kokios galėtų būti aktualios šilumos įmonė, matyti irgi pažiūrėsim, galbūt verta papildyti gairias ir aktualioms jums pavyzdžiais, kad žinoti, kaip tiesiog pildyti informaciją, kad būtų trumpesnis pats atsiskaitimo ir paprastesnis. Tai gairės padeda metinių ataskaitų rengėjams suprasti, kokios informacijos mes prašome ir kaip ją detaliai reikėtų pateikti. Tai kaip ir direktoriai minėjom, gairėse prašoma pateikti informaciją, taip pat pateikti 2 populiarių energijos taupymo priemonių užpildymo pavyzdžiai, bei metinės ataskaitos pildymo žingsniai. Tai čia yra ištrauka iš gairių pateikta. Tai pirmiausia, ta informacija, kurią prašome užpildyti, pavyzdžiai. Ir dabar atsakant į jūsų klausimą dėl taupymo priemonių gyvavimo trukmės, tai čia yra gairėse pateikta tokios Europos komisijos oficialios rekomendacijos, kurių 8 priedėlyje yra išvardintos atsižvelgiant į sektorių ar tai pastatų ar paslaugų, transportų, pramonės sektoriuose yra išvardintos priemonės su rekomenduojamomis gyvavimo trukmėmis. Tai įmonės atsivertę tas gairias, paspaudė ant rekomendacijų, nueis į tą dokumentą oficialų Europos komisijos. Taip, dabar pateikus jau metinės ataskaitas, kaip minėjau, agentūra atsirenka ne mažiau kaip 20% taupymų priemonių ir prašo įmonių pateikti pagrindinčią informaciją. Tai kokia ta informacija, kokią mes informaciją tikimės gauti. Tai pirmiausiai turėtų būti, jeigu visgi priemonė įgyvendinta pas galutinį vartotoją, tai turėtų būti įmonės susitarimas su galutiniu vartotoju. Kažkokia susitarimų forma. Taip pat įmonės turėtų pateikti taupymų priemonių informaciją, turėtų būti aprašomos visos dalyvaujančios šalys, skaitant ir galutinį vartotoją. Vienas iš įmonė taupymų priemonės įgyvendinimą pagrindžiančių dokumentų, tai turėtų būti taupymos priemonės įdiegimo užbaigimas patvirtintos galutinio vartotojo raštiškų patvirtinimų. Gali būti, aišku, pateiktas ir priemonės ar darbų priėmimo ir užbaigimo aktas ar analogiškas dokumentas. Taip pat prašome, kad įmonės dokumentuotų informaciją informaciją apie sutaupytą energiją priemonės. Tai kokia čia informacija? Tai jeigu įsisteigėt, kad ir kad ir tą patį šilumos siurblį, tai galbūt yra, jūs skaičiavimuose naudojat kažkokius jos techninius parametrus to šilumos siurblio, tai galima būti pateikti techninę specifikaciją, taip pat skaičiavimuose, kur naudojat skaičius, tai kad kažkokios prielaidų šaltiniai būtų pateikiami.
gali tiesiog ir nuoroda būti, kad ėmėme tokį dėmenį iš ten, jeigu jis yra viešai prieinamas. Dabar trumpai aš apie skaičiuoklės energijos sutaupymams skaičiuoti. Tai agentūra siekdama sumažinti įmonėms administracinę naštą parengė populiariausioms energijos taupymų priemonėms, parengė skaičiuoklės. Pabrėžiu gal, kad tos skaičiuoklės yra supaprastintos, nes ne visos energijos sutaupymo susitarimų procese dalyvaujančios įmonės yra energetikai, tai jos yra supaprastintos, kad kiekviena įmonė būtų tiesiog lengva jomis naudotis, kad nereikėtų ieškoti labai detalių duomenų, kad nebūtų sunkūs skaičiavimai. Tai taip pat pabrėšiu, kad šios mūsų parengtos skaičiuoklės yra rekomendacinio pobūdžio, jos nėra privalomos, tačiau labai džiaugiamės, kai įmonės tiesiog jomis naudojasi, tai jiems paprasčiau ir mums paprasčiau tikrinti. Tai čia kolegė neužilgo pristatys skaičiuoklės, tai galiu paminėti, kad čia tokios pagrindinės apšvietimo įrangos keitimo, modernizavimo skaičiuoklės, pastatų modernizavimo skaičiuoklės, elektros variklių keitimo skaičiuoklė. Ir dešinėje yra pavyzdys skaičiuoklės, tai gal tiesiog taip trumpai pasakysiu, kad į rausvai pažymėtus langelius įmonės atstovai suveda duomenis apie energijos taupymo priemonę ir skaičiuoklė pati pagal formulę įvesta paskaičiuoja energijos taupymą. Ir dabar perduodu žodį kolegijai, kad statytų trumpai skaičiuoklės. Energijos taupymo skaičiavimo įrankiai, tai kaip Aistė minėjo, jų yra pas mus puslapyje tikrai jau nemažai. Ir dar taip pat Aistė nepaminėjo, kad jų bus dar daugiau, nes vat, kaip ir atsiranda poreikis ir mes vis tobuliname ir vis kažką tai sukūrėme papildomai. Tai viena iš labai populiarių iš tikrųjų įrankių yra apšvietimo įrangos keitimas. Tai aš pasirinkau šią skaičiuoklę ir pademonstruoti, ne tik tai parodyti jos kaip netrodo, bet ir parodysim, kaip ir pavyzdį pateiksiu, kaip visą tai atrodo ir kaip paskaičiuoja įrašius skaičius. Tai apšvietimo įrangos patalpose ir lauke keitimas. Ši metodika yra susijusi su esamų šviestuvų pakeitimu, energijos taupančiomis technologijomis, mums labai gerai žinomomis LED lemputėmis ar kitomis taupančiomis lemputėmis. Na ir dar ką atkreipsiu dėmesį, visose skaičiuoklėse bus paminėta tokie ir svarbesni dalykai, kad šiuo atveju šioje grupėje skaičiuoklių, jeigu yra keičiamos atskiros šviestuvių grupės, tai energijos taupymai skaičiuojami kiekvienai grupiai atskirai. Matysite formulę, jinai bus aprašyta, tai pati skaičiuoklė atrodys štai taip. Jinai yra Excel formatu, jūs galėsite atsidarę skaičiuoklę matyti jos trumpą aprašymą, aš gal su pelyte ir parodysiu. Čia bus tas aprašymas trumpas, tada kaip Aistė sakė, reikės į šios oranžinius, rožinius laukelius rašyti skaičius, na ir bus šalia parašyta matavimo vienetai. Ir kiekviena skaičiuoklė turi ir tokius žydrus laukelius, kuriuose bus visur parašyta dydžių paaiškinimai, ką kur reikėtų įrašyti ir kur tuos duomenis jūs galite rasti. Na ir apačioj gausite rezultatą. Tai šis variantas būtų, pavyzdžiui, keičiama 20 senų šviestuvų, jie buvo neefektyvūs, įmonė susiskaičiavo, apžiūrėjo, reikia keisti. Turėjo 20, keičia į 15, nes pakankamai užteks tos apšvietimo. Tai rašome, 20 šviestuvų buvo, 15 bus naujų, seno, neefektyvų šviestuvo gale. Tai kaip ir minėjau, parašyta, kur galima rasti. Čia jums turbūt vis tiek, kai esate tokia įmonės, tai turbūt per daug ir nereikėtų komentuoti, nes tikrai visi rasite ne tik apie šviestuvus, bet ir apie šilumos siurblius duomenis. Bet tiesiog, kad žinoti, šią skaičiuoklę parodau, tai seno šviestuvo gale, naujo šviestuvo gale, na ir žinoma, koks yra metinis veikimo laikas. Įvedu šios duomenis,
automatiškai skaičiuoklė paskaičiuos ir jums jau turėsite sutaupymą. Galima klausimą dėl šviestuvo metinio veikimo laiko. Nu, tikriausiai niekas nestovės ir neskaičiuos, ar ne, kiek ten vienas ir kitas šviestuvas ten dega. Gal yra rekomendacijos, kaip ten tą vidurkį išskaičiuoti? Iš tikrųjų, tai nėra labai sudėtinga, jeigu, pavyzdžiui, pamainoje yra 8 valandos per dirbamą darbo dienomis, na tai 8 kart 5 ir kart 52 savaitės. Bet čia parašyta, kad turi būti fiksuojamas įmonės dokumentuose. Tai dažniausiai Gal įmonės darbo laiką. Tiesiog pagal įmonės darbo laiką. Gal čia taip ir parašykit rekomendacijose, kad tiesiog atsižvelgiama į darbuotojų darbo laiką ir tiek žinių, tada bus aiškiau. Reikėtų papildomai jiem dar ten žinot, kažkur fiksuoti, ką įrašyti, kur čia įrašyti, kaip čia skaičiuoti, ar čia reikia matuoti. Gal ateis patikrins ir nerastų dokumentų, neužskaityti. Manau, kad turbūt nebūtų. Pasižymime, kad jeigu nėra, tikrai papildysime, kad įmonėje nereiktų pačiai galvoti metodikos, kaip apskaičiuoti. Gerai, papildysime. Tai taip pat mes iš tikrųjų dar gal ko nepaminėjau, tai visomis šitomis skaidrėmis pasidalinsime po pačio renginio, kad galėtumėte ir patys įeiti į kiekvieną skaičiuoklę ar kiekvieną puslapį, kas yra įvesta nuorodos skaidrėse, tai taip pat apačioje yra nuoroda, nuoroda į skaičiuoklę, tai paspaudę galėsite iš karto patekti į pačią skaičiuoklę. Skaičiuoklės rasite jau Aistė rodė, kur ir tenai daug daugiau, aišku, informacijos, ne tik skaičiuoklės, kur gairės, tai ten netoli bus ir skaičiuoklės. Rodos, kad Mindaugas pasidalino ir į čatą nuorodomis šio pokalbio susirašinėjimo langą, pasidalino nuorodomis, kurios būtų aktualios. Taip pat viena iš skaičiuoklių yra faktinių energijos sąnaudų normalizavimas. Tai turbūt labai daug išsiplėsti apie ją nereikėtų. Tai norminės sąlygos yra nustatomos remiantis ilgalaikę lauko oro temperatūros stebėjimais ir higienos normų reikalavimomis patalpų temperatūromis. Na ir faktinių energijos vartojimo duomenys objektyviai norminių sąlygų netitinka. Dėl to yra reikalinga energijos vartojimo rodikliai yra skaičiuojami ir patikimai lyginami gali būti tik esant norminiams sąlygoms. Tai skaičiuoklėje taip pat matysite formulės ir jau čia reikės atkreipti dėmesį, kad reikės duomenis suvesti prieš energijos taupymo priemonės įdiegimą ir po. Gal atkreipsiu dėmesį į tokį dalyką, kad šildymo sezono trukmę, aš manau, kad visi jūs žinote, kaip reikėtų skaičiuoti, bet turbūt žinote, kad yra 2 šildymo sezono trukmės. Pirmasis periodas yra tai nuo sausio 1 iki šildymo sezonas užsidaro pavasarį. Na ir antrasis periodas, aš kalbu aišku apie šitus laukelius, antrasis periodas, kada šildymo sezonas atsidaro ir baigėsi gruodžio 31 diena. Na ir visi paaiškinimai taip pat yra įrašyti rekomendacijos duomenų šaltiniai, iš kur tos duomenys paimti. Tarkim, paskutinių kalendorinių metų šildymo sezono faktinės šilumos energijos sąnaudos patalpų šildymui. Jūs galite rasti pastatų šilumos apskaitos prietaisais, užfiksuotas kiekis iš pastatų valdytojo dokumentacijos. Kai suvesite šiuos rodmenis, aš gal apie kiekvieną tiesiog gal kiekvieno nedetalizuosiu, nes tikrai aš manau, kad dauguma žinos, ką įvesti, bet kas tokių svarbiau gal atkreipsiu dėmesį, o jeigu matysite kažkokių klausimų, tai kaip ir direktorė kalbėjo, mes pasirengę visą laiką tiesiog skambinkite, rašykite laišką, galėsime pasikalbėti, galėsime dar kartą apeiti, jeigu reikės ir susitikti per Teams ir, tarkim, demonstruoti dar kartą faktą, kokį, tarkim, reikia apskaičiuoti, ar tiesiog jau su jūsų duomenimis. Tai kol kas dabar yra matoma, kad nepakanka duomenų ir skaičiuoklė net neapskaičiuoja. Na, žinoma, taip ir turi būti, nes duomenys yra nesuvesti. Kai suvesite, viskas veiks kuo puikiausiai. Tai apie faktinių energijos sąnaudų normalizavimą tiek.
Taip pat yra skaičiuoklė pastatų modernizavimas. Na ir ši metodika yra naudojama, kaip yra atnaujinami esami pastatai arba jų dalis. Ir sutaupyta energija yra apskaičiuojama lyginant pastato energijos naudingumo sertifikatų duomenis prieš ir po pastato atnaujinimo. Čia prieš pradedant renovuoti pastatą reikia inventorizaciją pasidaryti, ar ne, visus rodiklius susivesti, skaičiuoti, pasitikrinti, skaitos duomenį. Ir matysite sertifikate pačiam tas prieš duomenis ir paskui matosi jie, kokie jau po pastato renovacijos, kokie jau yra duomenis po. Tai iš Po langų keitimui galioja tas pats principas, irgi reikia užfiksuoti prieš, ar nebūtina. Ar jau čia yra tiesiog tipinis skaičiuoklis, jeigu langus pakeičiau, tai automatiškai sutaupimai. Langų keitimo priemoniai, manau, praverstų prieš tai įrodytą normalizavimo skaičiuoklę. Tai tokiu atveju, manau, vienas iš būdų, tai neapibrėžiant. Metodiką pasirenka ir pateikia, nurodo ir įmonė sudariusi energijos taupymo sutarimus, kaip skaičiuoja, bet dabar šiuo metu galvojant, man pirma mintis kyla, jei yra priemonė keičiami langai, tai galima būtų vertinti šilumos sąnaudas pastate prieš ir po, bet jas reikalinga normalizuoti. Normalizuoti tam, kad neįtakotų skirtingą lauko oro temperatūrą skirtingų šildymo sezono metu. O tam, kad tiesiog lygintumėm jau norminės energijos sąnaudas iki renovacijų, iki langų keitimo ir po langų keitimo. Manyčiau, kad toks galėtų. Taip, ir sąskaitos sutaupymą norminį galima per gyvavimo trukmę išdėstyti. Taip, tai būtų ilgalaikė priemonė, jau jinai turi ilgą trukmę. Nes dabar paaiškinsiu šiek tiek, ką norėjau pasakyti, tai tokios priemonės, kaip pavyzdžiui būtų švietimas darbuotojų, tai jos trumpalaikės, jas reikėtų kartoti, jos turi trumpą trukmę. Skaičiuojama paprastai sutaupimas 1 metams, o ilgos priemonės, tokios kaip modernizavimas, langų keitimas, įrangos pakeitimas, jos yra ilgalaikės priemonės. Tai reiškia, jeigu aš šiuo metu įdiegiau, aš tą efektą sutaupimo turėsiu ir kitais metais, ir dar kitais, ir taip toliau. Rekomenduojamas priemonių gyvavimo tas trukmės galima rasti, kaip minėjo Aistė, nuoroda yra į Europos komisijos rekomendacijas, tai galima ir ten pasižiūrėti, galima ir pas mus paklausti ir mes pakonsultuosime. Tai kaip minėjau, dar pačiose skaičiuoklėse bus tokių ir raudonų sakinių, kad būtų lengviau susigaudyti, tai kaip ir čia buvo minėta prieš tai, kad duomenys pildomi iš pastato energinio naudingumo sertifikatų prieš pastato atnaujinimą ir po atnaujinimo. Tai tiesiog bus tokių ir tiesiog atkreipti tų vietų, tai neįsigaskite, čia ne kažkokia klaida, bet tiesiog atkreipiam dėmesį, kad ir patiems būtų paprasčiau susigaudyti. Taip pat irgi šitoje skaidrėje matysite pastatų modernizavimo skaičiuoklės nuorodą pačioje. Elektros variklių keitimas ir elektrinių transporto priemonių įsigijimas. Tai ši metodika yra skirta įprastų transporto priemonių keitimui į elektrinį. Palaukite truputėlį, aš nušokau jau teisingai. Tai vis tiek ši metodika yra skirta pakeisti esamus senus, neefektyvius variklius į efektyvesnės technologijas. Na ir energijos sutaupymo įgyvendinus priemonės skaičiavimas, kuriame atsižvelgiama ne tik į esamų variklių keitimą, bet ir į kintamo greičio pavarų montavimą. Ir sekantis yra transporto priemonių keitimas į elektrinės transporto priemonės. Na, tai ši metodika, kaip jau ir pradėjau minėti, yra skirta įprastų transporto priemonių keitimui į elektrinės. Ir įprastais automobiliai yra laikomi tie, kurie naudoja dyzeliną, benziną ir suskystintas gamtines dujas. Taip pat prie įprastų automobilių yra įskaitomas ir hibridiniai variantai.
Na ir sutaupymo skaičiavimams bus svarbus momentas, kad skaičiuoklės yra konvertuoja kuro suvartojimą litrais į suvartojimą energijos vienetais. Todėl visą laiką skaičiuoklėje reikės, nes tiesiog apskaičiuoti, tai reikia, kad apskaičiuoti suvartojimą kilovatvalandėmis, neužteks žinoti tik litrais. Todėl skaičiuoklė tą ir atliks, pavers į kilovatvalandes. Dar viena skaičiuoklė yra pastatų automatikos ir valdymo sistemų įrengimas. Ši skaičiuoklė yra labiau skirta grupiai elementų. Na ir ši metodika skirta apskaičiuoti pastatų automatikos ir valdymo sistemas, įrengimo arba modernizavimo įtaką pastato energijos poreikio pokyčiui. Ji gali būti naudojama skaičiuojant sutaupymą gyvenamosiose ir negyvenamosiose pastatuose, 5 galutinio vartotojams sritims, kaip sakiau, tokiams grupėms: šildymui, karšto vandens ruošimui, vėsinimui, vėdinimui ir apšvietimui. Formulės atrodo tikrai labai didelės, bet nereikėtų išsigąsti. Viską paaiškiname pačioje skaičiuoklėje, kad, tarkime, pastatų automatikos ir valdymo sistemos klases reikia parinkti. Į tos klasės yra čia dešinėje pusėje parašytos. Į ką jos skirstomos, kokios atitinka A, B, C, D klases. Tai taip pat reikėtų pasirinkti sektorių, gyvenamasis, negyvenamasis paskirties, pastato paskirtį. Nėra iš tikrųjų čia viskas taip, kaip gal atrodo, kad ką čia dabar reikės pasirinkti. Čia, žinokit, laukeliai yra pasirinkimui, paspaudus ant oranžinio laukelio, iššoka pasirinkimų eilutė ir pasirenkate, koks yra jūsų pastatas ir kokį reikėtų pasirinkti. Na ir šilumos gamybos įrenginio keitimas. Tai metodiką galima taikyti, kai yra keičiamas šilumos gamybos įrenginys pastato šildymui. Ir taip pat gal atkreiptinas dėmesys, kad skaičiuojama kiekvienam šilumos gamybos įrenginiui. Biokuro šilumos gamybos įrenginio keitimas, tai reikėtų susivesti duomenis šilumingumo, kaloringumas, naudingumo koeficientai. Na ir gaunamas yra sutaupimas. Tiesiog nežinau, ar labai detalizuoti, nes jūs iš tikrųjų turbūt ir patys tos šilumos gamybos įrenginių keitimo skaičiavimus ir patys turbūt gerai išmanote, bet matydami pačios skaičiuoklės, ką reikia įrašyti, iš kur rekomenduojame šaltiniai paimti, tikrai, manau, viską susirasti. Jeigu nerasite, tai kaip jau minėjau, visą laiką galite kreiptis raštu ar skambučiu. Ir man atrodo, tiek apie šilumos gamybos įrenginių keitimą. O dabar norėjau dar paprašyti prieš klausimus diskusijas. Iš tikrųjų, tai matau, kad yra kažkas prie pokalbio, turbūt gal Mindaugo ten žinutė, bet iš tikrųjų, jeigu kažkas rašėte nerašė, ne? Kol kas niekas nerašė į chatą, bet aš noriu dar paprašyti tokį dalyką. Jeigu galima, projekto rėmuose yra prašoma užpildyti tokią kaip ir anketą, jinai nėra labai ilga, ten keli klausimai. Jeigu galite, dabar Mindaugas dės į chatą, užpildykite tą anketą. Tokia kelių minučių bus 2 minučių pertrauka ir iš karto grįžkime prie klausimų diskusijų. O visi kiti dalyviai esantis čia, tai jeigu galite ir anketą. Ir tuo pačiu tada, jeigu kyla kažkokių klausimų, diskusijų pasilikom iš tikrųjų nemažai laiko. Tai kurie yra dalyviai online, galite užduoti klausimus
Galite ir kelti ranką ir tada klausti ir galime diskutuoti ir atsakyti jūsų klausimus. Tai aš turiu klausimą. Tai dabar yra reikalavimas, kokio dydžio įmonė turi įsitraukti sutaupymą, va tą dydį, ne, ten sutartį. Įmonė įvertina, ką jin gali pasikeisti, bet realiai gali maksimumą nusibrėžti, bet to po to nepasieks. Tai va dėl to dydžio, kurį įmonė turi įsitraukti, dydis, kurį įmonė turi nusimatyti. Yra kažkoks reikalavimas sutaupimui. Įmonė turėtų pirmiausia įsivertinti, kiek jinai kokias priemonės galėtų maždaug įgyvendinti. Ir priemonių skaičius nėra ribojamas. Tai užtenka vienos priemonės. Čia yra minimumas. Tuos dydžius ar pačios įmonės turės susiskaičiuoti ir nustatyti, ar kažkas nustatys joms? Švietimo konsultavimo 1%. Iki šiol buvo tokia praktika, kad įmonės ar tai pasianalizuoja, ar tai auditas būna atliktas ir pagal audito rezultatus matosi tas potencialas. Tiesiog pačios įmonės turi įsivertinti. Jau turime pavyzdžių iš elektros energetikos sektoriaus įmonių. Tikrai tų priemonių yra energijai taupyti ir aptarnavimo pačių, tarkim, apskaitos prietaisų maršrutų ten optimizavimas, tiek ir kitų priemonių. Tai, kaip matosi, pagal rezultatus tas yra. Tai tiesiog pačios įmonės turėtų įsivertinti. Tai nebus kažkokio minimalaus dydžio sutaupimo. Nes čia reikia suprasti, kad šilumos tiekimo įmonių yra įvairaus dydžio. Nepalyginama, pavyzdžiui, su ESO, ar ne? Ten kokio mažo miestelio šilumos tiekėjas. Jų ir galimybės pasiekti tam tikrus energijos taupimus yra gerokai mažesnis. Jo, nes jeigu savo dar lėšomis, tada jos ir lėšos turi numatyti, ne? Tai norai gali būti dideli, bet atsiremti viskas į finansinę galimybę. Tai įmonė turbūt žino geriausiai savo potencialą. Tinkamai pagal tai turėtų įsivertinti. Čia yra dar klausimas su reguliuotoju, nes jeigu keiti automobilius į elektromobilius, kurie yra brangesni, klausimas, kaip suderins automobilių pirkimą vertas. Tai čia dar ko gero mes turėtumėm su jais atskirą turėti susitikimą ir pasikalbėti apie naują gyvenimo filosofiją. Ir apie tai, kad yra nauja realybė ir turim tuos sutaupimus turėti ir turim CO2 mažinti ir kitus dalykus. Plius turim reguliuojamą veiklą. Jeigu investuojama, automatiškai tai turi įtakos šilumos tiekimo kainai. Vėlgi šilumos tiekėjai yra suinteresuoti ne tik taupyti energiją, bet tai daryti protingai. Ta prasme, kad ta investicija nebūtų tiesiog sutaupyti energijos, o kad jinai būtų atsiperkanti finansiškai ir kad nedidintų galutiniam vartotojui šilumos kainos. Sena įranga visada yra pigesnė, nes jinai yra nudėvėta, tarife nėra nusidėvėjimų sąnaudų, tai bet ką tu naujo pirktum, visada yra brangiau. Tokia yra realybė, net ir mūsų buityje lygiai tas pats. Ir tikriausiai, kuo naujesnė technologija, tuo jinai yra brangesnė, bet jinai yra kokybiškai geresnė, ar ne? Tai va čia yra ta dilema, ar ne? Kaip tą klausimą išspręsti. Ir turėti mažiau CO2 išmetimų, kas klimato kaitai turi įtakos, ar ne, galime su sena įranga CO2 išmetinėti, bus pigus tarifai, bet mūsų aplinkos oro tarša bus kokia. Tai va čia taip yra tų klausimų, tokių filosofinių klausimų. Reikia balansą surasti. Labai brangi įranga, tačiau tuos CO2 mažintų ir energiją taupytų. Ir dabar susitarimuose iki 30 metų ten turi nusimatyti, ne, ten jau iš karto, įmonė jau 10 metų priekį ten tas priemonės. Gal dar paaiškinkit irgi, kad jeigu tu padarai investiciją vienais metais, ar ne,
Tikriausiai tie sutaupymai skaičiuojasi ir paskesniaisiais metais. Truputį paaiškinkite filosofiją, kaip tuos sutaupimus reikia numatyti 10 metų į priekį. Tai yra Priklausomai nuo priemonės gyvenimo trukmės, tai kaip minėjau, jeigu būtų keičiama įranga, modernizuojamas pastatas, tai sutaupytas energijos kiekis yra kaip vertinamas kaupiamasis, tai yra, jeigu aš įdiegiau priemonę šiais metais, tai tas sutaupimo efektas ir tie sutaupimai skaičiuojami ir kitiems ateinantiems metams, priklausomai nuo priemonės įgyvendinimo trukmės. Tai taip, tai jeigu aš pakeiščiau įrangą ar modernizuočiau pastatą, tai iki 30 metų turėčiau kiekvienais metais sutaupymą. O kas po to? Pasibaigia 30 metai ir vėl iš naujo reikia, ar ne, bet kas toliau? Nauji tikslai, nauji planai, nauja strategija ir jau nuo to fiksuoto baseline vėl priemonės. Tarimai iš naujo, ar ne? Tikslinama priemonės, taip. Ir direktyva bus kita ir tikriausiai kiti tikslai. Taip kaip ir buvo. Vėliau. 20-ukai buvo irgi vieni, buvo nuo tam tikro bazinio kriterijaus, taip ir dabar nuo 20 metų kriterijaus visi yra dėti tikslai. Taip galvot. Olė, dalyviai klausimų. Gal nuotoliu esantis turite klausimų? Žinau, kad atsirado 2 klausimai. Tai vienas iš jų kuro šilumos gamybos įrenginio keitimo skaičiuoklė šilumingumo ir PKK polapiuose nėra nurodyta medienos skiedra kaip kuras. Tai gali būti, kad taip ir yra. Tai tiesiog mes labai dėkojam už šitą pastebėjimą ir tiesiog papildysim. Viskas gerai. Pasižymėm savo. Bet atkreipčiau dėmesį, kalbant apie šilumos gamybos įrenginio keitimą, apie tokią priemonę. Tai vis tiek kalbam apie galutinę energiją, tai tokia priemonė jinai galėtų būti tinkama, kai pavyzdžiui, yra vietinė katilinė, yra pastatas, tarkim, pavyzdžiui, administracinis pastatas ir jam šildyti naudojama vietinė katilinė, tai jeigu tos vietinės katilinės mes pakeistumėm šilumos gamybos įrenginį arba pakeistumėm katilą į efektyvesnį arba į šilumos siurblį, tai tokiu atveju galėtų būti skaičiuojamas. Jeigu paramos negautume. Jeigu paramos negautume. Mes pasižymėjom tą klausimą apie tai, kad parama skiriama tam tikro dydžio, kitą didelę dalį prisideda įmonė, tai mes, aš manau, su energetikos ministerija turbūt kartu čia diskutuosim ir gal kreipsimės ir išaiškinimą ir pasiaiškinsim kaip tokiu atveju. Tai tą klausimą jau pasižymėjom ir anksčiau, tai taip mes grįšim ir, manau, turėdami atsakymą informuosim. Turim dar klausimų. Dar ten yra klausimas. Jonas Entrikis klausia. Labai diena, šilumos tiekimo įmonė kartu yra ir daugiabučių namo bendrųjų patalpų administratorius. Ar daugiabučiuose namuose įdiegtos energijos taupymo priemonės galėtų būti užskaitomos šilumos tiekėjo atlikti sutaupymai? Galite atsakyti, kas nusidėtų? Mano požiūrį asmeniniu taip, nes mes dėl to ir keitėm šilumos ūkio įstatymą, kad šilumos tiekimo įmonės galėtų būti ir namo techniniai prižiūrėtojai, dėl to, kad turėtų prieigą prie galutinio vartotojo ir galėtų įdiegti energijos taupymo priemonę. Mano požiūriu taip. Kęstuti. Turbūt irgi. Ko gero, kad taip. Tiesiog reikia žiūrėti bendrą principą, ką jau prieš tai sakėm, kad nebūtų dubliavimuose su kitom priemonėm, o dubliavimuose tai vėlgi turbūt gali pasižiūrėti ir energetikos agentūra kiekvienu konkrečiu atveju ir prie kurio sutaupimo priskirti. Pavyzdžiui, ar ne šilumos punkte įdiegia automatinį šilumos valdiklį, ar ne, kuris reaguoja į lauko temperatūrą, tiesiog už bendrijos pinigus, ar ne, tai va tokia priemonė.
Taip, tai galėtų. Kai moka gyventojai bendryje, tai vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai. Tai taip, Elektros irgi, tarkim, tos lemputės ar ne, ledinės įjungimas, išjungimas automatinis, tai irgi būtų galima irgi dėti į užskaitimą. Tiesiog užfiksuojam, kad jeigu įmonė vykdo ne tik šilumos tiekimo, Taip, bet turi ir kitų veiklų, tai tada jai tos priemonės papildomos užsiskaitytų. nes išmanimi susitarimą sudarimą ne pagal tai, ar tai yra reguliuojama veikla, nereguliuojama, mes žiūrime pačią įmonę kaip visumą. Jis gali daug veiklų vykdyti šilumos tiekimo įmonė, ar ne, elektros gamybą, namų administravimą, šilumos punktų techninę priežiūrą, gal visumos tiekimą. Tai reikia žiūrėti kompleksiškai iš įmonės perspektyvos ir visos priemonės yra tinkamos. Ne vien tik tai va, kaip CŠT įmonės iš pagrindinės veiklos. Aš gal tada dar vieną pastebėjimą čia šitą vietą turėčiau, nes va, tokių kaip namų priežiūros įmonė, jos yra ne savivaldybių ir valstybių valdomos, ne, privačios ir jos nepatenka į įstatymo reikalavimus. Tai būtų gerai, nes tenais irgi didelis sutaupimo potencialas. Jeigu koks mano būstas, ne, jeigu jūs juos įtrauktumėt ir jie irgi darytų tuos susitarimus ir sutaupimus, tada ir greičiau pasiektumėt tikslų. Tai vat čia siūlymas būtų ir praplėsti, nes prižiūrėtojai šilumos teikėjai. Pagal tą savanoriškumą, kaip sakant, Jeigu jie savanoriškai. prasme, energetikos ministerija visada kviečia, kontaktuoja su jom, siekiasi ir tikrai yra va, tokių, kur nemažai sudaryta. Apie tai bus galima irgi turbūt pagalvoti. Kaip mes pradedam pradžioj nuo tų įmonių, kuriuom gali daryti tam tikrą poveikį, ne poveikį, bet lengviau galbūt įgalintas įmonės ar nesutarimus padaryti. Tai valstybės valdomos įmonės, ministerijos yra akcininkės, ar ne? Tai mes per lūkesčių laišką, kaip akcininkas, rašom palinkėjimą, tarkim, taupyti elektrą, taupyti šilumą, taupyti energiją. Tai jau mes jau turim tą įrankį, ar ne? Tada lygiai tas pats su savivaldybių valdomom įmonėm, jūs irgi tikriausiai turi lūkesčių laiškus tam tikrus, vis tiek ar dalyvauja galbūt valdybose. Taip pat yra visuotinis akcininkų susirinkimas, jau gali irgi įtaką daryti, ar ne? Tai mes sakom, pradžioj rodo pavyzdį valstybė ir savivaldybės, ne, įmonės. Tada jau, aišku, galbūt tą įstatymą bus galima praplėsti, jau kai tuos žemai kabančius vaisius nuskambys. Kiek skaičiuoja tų įmonių bus, kiek didesnė aprėpti įsitrauks ir dabar kiek ten buvo pradžioje rodėt? Taip, dabar 32. Tai virš 200 iš viso. Valstybės ir savivaldybių įmonių skaičiuojam. Taip. Čia ir vandens. Apie 230, jeigu ne. Transporto, vandens įmonės, atliekų tvarkymo centrai, daug yra tų įmonių ir ten tikrai potencialas turėtų būti didžiulis. Dar vienas toks klausimas yra dėl dukterinių įmonių. Kai kurios tame tarpe šilumos tiekimo įmonės turi dukterinės įmonės ir tos dukterinės įmonės gali, reiškia, diegti tam tikras taupimo priemonės. Ir kartais ir pas galutinį vartotoją. Tokiu atveju tie pasiekti sutaupimai irgi galėtų būti užskaitomi. Galima užskaityti, tada tiesiog galėtų būti daugiašalis susitarimas ar trišalis, kaip iš čia vadinasi, yra tokių pavyzdžių. Tai tada tiesiog sudaro energetikos ministerija, patronuojant ir dukterinės įmonės ir tikrai galima dukterinių įmonių sutaupimus užskaityti pagrindinį įmonę. Arba galbūt dvišaliai gali būti susitarimai. Jeigu, pavyzdžiui, galima su verslu susitarti, perleidžia savo sutaupimus, sakykim, tai galbūt ir su dukterinėmis įmonėmis galėtų būti. Dvišaliai turite omeny šilumos tiekėją su savo dukterinė įmonė? Kažkas panašaus. Tai mato, čia turbūt technikos dalykas, bet vis tiek po to viskas išeina į tai, kad ta šilumos įmonė su energetikos ministerija vis tiek turi pagrindinį sudaryti susitarimą, tai vat, kaip pagrindinis sudaromas, greta viena iš tų šalių gali būti ir dukterinė įmonė ir tada iš karto vienu susitarimu, ne dviem atskirais yra apsprendžiama ar ne tarpusavio visas bendras santykis. Tai yra kiek taupys dukterinė ir kad tie sutaupimai bus užskaitomi pagrindinė įmonė. Ir kad tą, aišku, pripažins, užskaitys ar ne energetikos ministerija. Kai susitarimas pasirašomas, kai susitarima, tai nėra kažkokia įstatymas prievalė, tai yra abipusis susitarimas, tiksliau visų šalių susitarimas. Tai va. Bet čia kalbat ne apie filialus CŠT įmonės, grinai apie kaip juridinį asmenį dukterinę įmonę. Tai tada trišalis, logiškiausia. Taip, dar yra klausimų čiate.
Nerijus rašo, ar gerai suprantame, kad minimalaus metinio sutaupyti kiekio įmoniai nėra, nesvarbu nei įmonės dydis, nei metinis šilumos realizacijos kiekis. Nesvarbu. Tai turbūt jau nesikartosim, bet turbūt reiktų dar aiškiau pasakyti, kad tikrai tokio nei kiekio yra, nei tokių priemonių minimalaus skaičiaus. Tiesiog, na vėlgi, turbūt kadangi vyksta derinimosi procesas ir su energetikos ministerija tų susitarimų sudarimo ir su energetikos agentūra, tai kiekvienu konkrečiu atveju, na, realiai tiesiog bus vertinama ir žiūrima. Tai jeigu šilumos tiekėjas ateis iš viso tik su viena priemonė, tai tikėtina, kad gali būti paklausta ar kitos šalies ar ne, o kaip pas jūs yra transporte, o kaip yra pas jūs pastatuose, jeigu ten ateis, nežinau, sakysim, įrenginių kažką. Tai na tiesiog, tai kiekvienas atvejis bus vertinamas individualiai, kiekvienu atveju bus individualiai žiūrima ir, na vėlgi, turime ir tam tikros patirties dėl jau sudarytų susitarimų ar ne, tai vėlgi galbūt bus ir pasižiūrėta, kiek buvo suvartojama energijos ar ne, ir pagal tai kažkaip ar ne pasižiūrima priemonės tos atnešamos sutaupimas, na tai čia turbūt individualūs atvejai, bet tokio kažkokio minimalaus vardiklio tai tikrai turbūt nėra ir vargu ar jisai gali būti, būtent dėl to paties skirtingo įmonių dydžio. Ir tada dar priminkit, kada reikia pradėti su tuos sutarimus pasirašinėti, nes dar įstatymas nepatvirtintas. Tai įstatymo projekte dabar bent jau yra numatyta, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo įstatymo įsigaliojimo planas yra, kad 26 spalį, ar ne, 25 metų spalį įsigaliotų, ar ne, įstatymas, tai ta nuostata, kaip sakyt, minimaliai yra tokia, ar ne, bet kaip sakė ir pradžioje minėjo viceministrė, tai visada tos iniciatyvos pačios iš šilumos tiekėjų ar ne yra sveikintinos ir galima dar iki tol ateiti ir savanoriškų būdų sudaryti, normaliai susiderinus ar ne visus tos dalykus savanoriškų būdų sudaryti dar iki įstatymo įsigaliojimo. Ir tuo labiau, jeigu įmonė jau yra suplanavusi, kad autotransportą atnaujins ar ten skaitiklius keis, nu tai jūs vis tiek tą darys. Anksčiau pradėti. Tai anksčiau pradėsit ir jūs anksčiau galėsit tiesiog į susitarimą jau įrašyti. Nes jūs tada, na, tiesiog konstatuojate, ar ne, kad mes pradėsim daryti, užfiksuojat, koks buvo energijos kiekis faktinis ir jau vykdot priemonę. Tai tiesiog jums nestabdys tų investicijų. Tai manom, kuo anksčiau. Jeigu tikrai tas priemonės jau dabar žinot, tai galit sudaryti tom priemonėm, kuriuoms jau žinot, o vėliau galėsit papildyti papildomam. Tai čia yra tas lankstumas tikrai iš ministerijos pusės. Tai turbūt ir kvietimai įmanomi, kad tarkim, tu priemonę nusimatysi, bet po to gausi finansavimą kažkokį, tai po to, kad pakeisi sutartyje, kad nesidubliuotų, ne? Dviejų šalių susitarimu, taip, galima keisti susitarimą, čia nėra, kad... O reiškia, jeigu kažkokie sprendimai įmonėse jau atlikti, kurie taupo energiją, ar juos bus galima įtraukti nuo kažkurio tai laikotarpio? Tai šiaip jau viskas turėtų sekti skaitinė data, nepaisant to, kad kalbėjom apie tos 21 metus, tai visgi ta skaitinė data turėtų būti susitarimo, sudarimo data ir praktiškai viskas, kas po to seka, nes truputėlį irgi nebūtų nei teisinga, nei sąžininga, nes tie gal veiksmai buvo atlikti visai nesiniant su energijos sutaupimo susitarimu. Ir kodėl svarbus tie energijos taupimo susitarimai, nes įmonės vis tiek efektyvinasi, tiesiog mes negalim užfiksuoti. ES yra nustačiusi sutaupimo tikslus, tai tiesiog mes juos susidokumentuojam ir galim jau įtraukti nacionalinius rodiklius, kas irgi yra gerai. Tai tiesiog tai raginam anksčiau sudaryti tos susitarimus tiesiog, nes priemonės vis tiek bus vykdomos. Tada dar jeigu grįžti prie Nerijaus antro klausimo dėl to, kad tos investicijos numatytos būtų verto ir įtraukiamos į reguliuojamos šilumos kainą. Ar čia įmanoma tada su vertu kažkokią atskirą susitikimą daryti ir kaip į tai įsižiūrėti? Bet projekte, kaip ir pasakyta, kad... Atsiskaitant už priemonės, mes prašysim, kad įmonė pagrįstų savo reikšmingą indėlį. Tai tas indėlis gali būti, jeigu įmonė prisideda savo lėšomis, arba tas indėlis gali būti, pavyzdžiui, jeigu įmonės darbuotojai organizuoja, atlieka kažkokius darbus
Taip, tai tuomet įmonė prisideda, kaip pasakyti, savo darbuotojų darbo valandomis. Tai įmonės turi būti išlaikomas tas principas, kad įmonės turi būti reikšmingas indėlis. Plius Tas galioja. įstatymo projektas bus teikiamas vyriausybei. Teisininkų pastabom, tai irgi gali teikti pastabas, nes galbūt energetinio efektyvumo įstatymą galime rašyti, jeigu nėra, aš dabar neatsimenu tiksliai, kad tokios investicijos yra pripažįstamos reguliuojamos veiklos sąnaudos. Rašyta, kad jau. Ir nepamenu, jeigu nėra, nu tai vis tiek bus komitetuose iki svarstymai, bus vyriausybei tapę svarstymai. Manau, kad galima reaguoti tą pusę. Gal verta sakys, okei, čia viskas tvarkoja. Nu, bet čia yra klausimas, nes aš bijau, kad nestotų tos investicijos. Jeigu prisimintume istoriją, kodėl vat, buvo elektra ir dujos įtraukti, nes sako, čia valstybės įmonės, na ir daug paprasčiau su jom, kaip sakyti, susitarti ir jiems skirtų lėšų atrasti ar visą kitą, nes savivaldybės iš karto jau kėlė to finansavimo klausimą jau tada ir gavosi, kad tuo metu būtent atsisakyta šilumos tiekimo įmonių. Jo, įtraukta elektra ir dujos ir taip ir liko ta nuostata, dabar jau įtraukta plačiau ir vis dar ta nuostata liko. Gerai, tai tą aspektą ir jūs turėkit galvoje ir tada bus galima dar, manau. Čia nedirektyvinis turbūt klausimas, čia jau vidaus. Jūsų. Ne, čia tokios kaip alternatyvos priemonės, kurios, aišku, kaip minėjo irgi kolegės iš agentūros, prisideda prie bendrų ar ne sutaupimo ir galutinės energijos vartojimo mažinimo tikslų. Tai taip. Direktyva atskirai yra tam tikri straipsniai ar ne alternatyvės priemonės. Valstybės narės įgyvendina, tai Lietuva jau nuo praeitos direktyvos pasirinkus įgyvendinti ar ne alternatyvės priemonės. Nes kai yra privalomumas, tai ten yra truputį kitos įmonės ir tas sąrašas ten dar daug ilgesnis. Tai dėl įvairių priežasčių toks pasirinkimas per alternatyvės priemonės. Nacionalinis daugiau toksai taip. Turim dar vieną Artūro Aladaičio klausimą. Jeigu šilumos tiekimo įmonės akcininkas yra savivaldybė, bet nei valdybos, nei stebėtojų tarybos nėra, ar prievolė sudaryti sutartis tokiu atveju bus? Savivaldybės valdoma vis tiek, čia nepriklauso. Turbūt čia organo buvimas ar nebuvimas kažkaip nelabai kažką apsprendžia ar neišsprendžia. Tai jeigu yra juridinio asmens forma ar ne, kuris yra šilumos tiekėjas, jis yra kaip toks gavęs ar ne licenciją šilumos tiekimo vertę, tai turbūt turės sudaryti čia, tiesiog nepriklauso nuo organų konfiguracijos. Savivaldybės įmonė turi būti, nes jeigu tai yra pagal koncesijos sutartį veikianti įmonė, ar jiems? Ne, kol kas mes turbūt ir šilumos tiekėjam ar nesam atsakę tą informaciją, kad kol kas tikrai nėra noro traukti visokių kitų įmanomų žinomų ir nežinomų situacijų, ten koncesijų, panaudų, dar kažkokių, jeigu tą norės daryti, galės pati savivaldybė pagal įstatymą planuojamus rengti efektyvumo didinimo planus, tai tokias įmonės galės įtraukti. Taip, dabar tik tai taikoma savivaldybės įmonėm, tai reiškia turi turėti, kaip čia, paprastai sakant, akcijų kontrolinį paketą savivaldybė ir viskas. O visai nesvarbu, kokia ten valdymo organų konfiguracija. Svarbu, akcininkas turi būti savivaldybė. Tai čia nepalyg. Jeigu daugiau klausimų nėra, nes negauname, tai kaip ir paminėjo kolegos, mes prezentaciją pasidalinsime, joje yra aktyvių nuorodų, kur jūs galite iš karto įeiti į mūsų šiandien pristatytus dokumentus. Tai yra tiek teisės aktus, tiek mūsų gairės, tiek skaičiuoklės, ką mes po šiandien pasiimame savo kaip namų darbam, tai orientuojantis jau į šilumos įmonės irgi papildyti savo ir dažniausiai užduodamus klausimus ir rekomendacijas apie konkrečias priemonės, kurios aktualios, taip pat dėl paskaičiavimo tais atvejais, kai yra dalis finansuojama iš valstybės įvairių finansinių mechanizmų ir nemaža dalimi prisidedama priemonės lėšomis, kaip naudosimės ir, kaip ir paminėjome, tikrai galite siųsti mums klausimus, jeigu bus poreikis organizuoti atskirai irgi skaičiuoklių pristatymus ar panašiai, tai tikrai prašome kreiptis. Mes be abejo ir patys dar ne kartą inicijuosime
tokius susitikimus, nes šio tikslas buvo tikrai ir energetikos ministerijai rengiant energetinio efektyvumo įstatymo pakeitimus, kad jau iš anksto galėtų įmonės ruoštis tam, galvoti apie kokias tai gali būti priemonės ir ypač tais atvejais, kaip paminėjo ir viceministrė, jeigu jau planuojamos investicijos, kad galima pradėti sudaryti susitarimus ir pradėti skaičiavimus ir vėliau juos papildyti, taip tiesiog sutrumpinant laiko nuo tada, kai tai taps prievolė. Tai ačiū Jums visiems labai už skirtą laiką. Ačiū labai asociacijai už pagalbą sukviečiant visus. Tikrai džiaugiamės produktyviu bendradarbiavimu su jumis. Ir kaip visada, jeigu kyla klausimų ar agentūrai, ar tuo pačiu ir ministerijai, kuriuos mes kartu sprendžiame, tai visada kreipkitės. Mūsų tikslas, kaip ir paminėjau pradžioje, būti metodinės pagalbos centru. Ačiū Jums visiems, gražaus vakaro ir iki kitų susitikimų. Taip, sėkmės visiems ir ačiū Agnei, ir Altai, ir Agnei, medžiagą, už informaciją ir už pagalbą. Ir kolegom, kurie statymą rengė, tai čia Vytautui, Kęstučiui. Taip, tai geros dienos visiems, gero vakaro jau su tema.